Nu ką aš žinau, Kažkada nes supratau. jeigu nebus, tai Gerai. Kiek autobusiukas atvažiuosim? Elektra? Aš tikrai tų dalykų negalvoju. Vilniečiai irgi. Ir tada ten jūs tikrai. Labai paprastai reikia Europos Sąjungos. Reikia,
dalyvauti šiuose šventuose mišiuose. Dabar leiskite jums palinkėti ramybės ir susiklausimo šventų mišių eigoje. Ačiū. Džiaukitės savo didžią garbę ir dėkokite Dievui, kuris jūs pašaukė į dangaus karalystę. Aleliuja. Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Per atvelykį dėkojame Dievui už visas malonės, kurias Jisai mums teikia. Ypatingai Dievo malonė tebūna su visais norinčiais ir darančiais gerą, su sambūriu gerumo ąžuolų nariais, su svečiais šiandien mūsų parapijoje, su jaunimu, kuriems pirmą kartą Jėzui savo širdį ir su visais esančiais bei gyvenančiais mūsų parapijoje žmonėmis. Pradedame savo padėkos maldą nuoširdžiu Dievo atsiprašymu už savo klaidas. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Nepasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, ten nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Padaugink mums duotąją malonę, kad visi gerai suprastume, kokiu vandeniu esame nuplauti,
kieno dvasia atgimdyti, kieno krauju atpirkti. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Prašome, susėskit, klausysimės Dievo žodžio. Laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai buvodavo šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visos liaudies mylimi. O viešpats kasdien gausino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą. Tai Dievo žodis. Dėkokime Viešpačiui, nes Jisai geras, Jis maloningas per amžius. Dėkokime Viešpačiui, nes Jisai geras, Jis maloningas per amžius. Tegu Izraelis kartoja, Jis maloningas per amžius. Tegu aidai kartoja, Jis maloningas per amžius. Visi, kurie Viešpaties bijo, tesako, Jis maloningas per amžius. Šlovė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimo iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai, kad gausite nenykstantį, nesuteptą ir nevystantį palikimą skirtą jums danguje. Dievo galybė jūs saugo tikėjimo išganymui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu. Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas brangesnis už pragaištingą auksą, kuris ugnimi ištiriamas bus pripažintas vertas pagirimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę, tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neišsakomų išlovingiausių džiaugsmų, nes žinote gausią tikėjimo siekinį, sielų išganymą. Tai Dievo žodis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau. Pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintams, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė:
ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo vadinamo Dvyniu nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu pirštą į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo, ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą, pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną, jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko, mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatėjai, palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugelį kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje, o šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą. Girdėjote Viešpaties žodį. Dar kartą noriu pasidžiaugti, galbūt šeimininkų vardu, nes aš irgi keliaujantis esu per gyvenimą, tai kiekvienas svečias sako, ir namus yra šventė, gal kitą kartą, kai jau kas ateina pastabų duoti, gal ir nelabai šventė, bet bažnyčioje tikrai visi laukiami ir visi sutilpsime. Labai dėkui už buvimą kartu. Ir jeigu dar ir melsimės kartu, visai gražiai viskas išeis. Ir reikėdavo jam kažką pasakyti ar padaryti, kad galėtum tarsi akis pravalyti ir pamatyti tavo mokytojas, tavo Mesijas, tavo išganytojas yra priešais. Ir kalbėjome apie tai, kad kaip šiandien Jėzų ieškoti yra artimiausias būdas, tai pažvelgti į veidrodį ir pamatyti, ar Dievas mane gyvena ar negyvena. Ar tai rytas būtų, ar tai vakaras, ar prieš darbą, ar po darbo. Ir ieškoti Dievo kitose žmonėse. Nes tikrai būna didelis džiaugsmas, kai per jų akis matai į tave žvelgiantį Dievą, jų lūpos girdi Dievo žodžius, tau norimus pasakyti, per jų rankas kažkokią atjautą, per jų darbus širdį pamatai, tai laidotas nužengė į pragarus. 3 dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalę Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusių teisti. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių ir amžinai gyvenimą. Brangus broliai seserys, minėdami Kristaus prisikėlimą iš numirusių, karštai maldaukime Viešpatį prikelti žmoniją kilnesniam gyvenimui, į kreipinius atsakysime, Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Meldžiame prisikėlusi Kristų, kad stiprintų bažnyčios vadovus ir padėtų jiems savo pavyzdžių vesti žmoniją į šventesnį gyvenimą. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Meldžiame prisikėlusi Kristų, kad padėtų žmonėms geriau pažinti jo mokslą. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Meldžiame prisikėlusi Kristų nusidėjėliams dvasios atgimimo malonės.
Meldžiame prisikėlusi Kristų, kad ir mes patys stropiai siektume šventumo. Mirtį nugalėjęs išganytojau, prikelk dvasia mirusius, pažadink apsnūdusius, kad visi vieningai galėtume eiti tavo nubrėžtais keliais. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Todėl Velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja giedoja. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno vėl tau dėkodamas, laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tai tikėjimo paslaptis. Minėdami viešpatį tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių, įžengimą į dangų, laukdami jo garbingo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk mylingai savo bažnyčios atnašą į tą avinėlį, kurio aukojimo permaldotas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikės tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventąja Dievo gimdytoja, šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, šventuoju Jurgiu mūsų parapijos užtarėju, su visais šventaisiais ir garbingais kentėtojais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę.
Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų arkivyskupą Sigitą, vyskupą Kęstutį, gerumo ąžuolo narius, visus šiandien priimančius tave pirmą kartą į savo širdis, visus šiandien čia esančius mūsų parapiją gyvenančius žmonės ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tu norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusius savo vaikus apie save gailestingai suvienyti. Mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mieliai iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais, tavo garbė amžinai gėrėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasaulį teiki visokias gėrybes. Per jį su juo ir jame tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė amžius. Pridėk čia ranką ir apžiūrėk vinių vietą, jau nebebūk netikintis, būk tikintis alimi.
dainelį, savo giesmelį, apie klapatus, vargelius, Lietuvos kraštą, neteip išraštą, dainų senųjų žodelius. Kalnai ant kalnų, ant tų kalnų, kalnai ir maži kalnaliai. Tinai Lietuva par amžius buvo, kaip saka mūsų seneliai. Tie miškai snaudė, tie miškas gaudė, kasdien lietuviai iš seną, ūžė, braškėja medžiai navėja, tik kur lietuviai gyveno. Un smėliakalnių, un piliakalnių, ūžalai švysti kerėjo. Ir tie dievaičiai, kokius žemaičiai, kokius lietuviai turėjo. Ūžia šilaliai, kriokia upeliai ir kalnai staugia tarp vėjų. Pieva žaliuoja, girias linguoja, auklėja kelią vedėjų. Kalnai ant kalnų, ant tų kalnų, kalnai ir maži kalneliai, tenai Lietuva per amžius buvo, kaip saka mūsų seneliai, kaip saka mūsų seneliai.
Gerbėmieji ponios ir ponai, iškilmingai monumento ceremonija vadovauti kviečiu Sambūrio Gerumo ąžuolas prezidentą Valdą Pacevičių. Ekscelencija prezidentė, gerbiama ponė Alma, gerbiami merai, gerbiami visi svečiai, europarlamentarai, Seimo nariai, visi tie, kurie čia susirinkote Vilkijoje. Šiandien turbūt du miestai, tai Roma Italijoje ir Lietuvoje Vilkija. Ir turbūt daugelis paklaus, kodėl būtent šiandien čia Vilkijoje, o ne kitur mes susirinkom ir kodėl būtent čia bus atidengtas monumentas jo ekscelencijai ir Gerumo ąžuolo darbams paminėti. Lygiai prieš 2 metus čia, Šventoriuje, pažymint Gerumo ąžuolo 5-metį, buvo pasodintas Gerumo ąžuolas, kurį pasodino jo ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus. Ir tuo metu buvo ištarti labai prasmingi žodžiai, kurie šie yra perkelti į šį monumentą, į šį akmenį. Ir kuomet jis bus atidengtas, jūs matysite, ant kiek tai yra prasminga mūsų Lietuvos tautai, mūsų lietuviams, mūsų ąžuolui ir tuo pačiu mums visiems. Jo ekscelencija, prezidentas Valdas Adamkus su ponė Alma, su Gerumo ąžuolu pasodino daugiau kaip 5000 ąžuolų. 7 metai mes sodinam ąžuolus. Didžiausia giria pasodinta Šilininkų girioj, Šakių rajone, 3600 ąžuolų. Praeitais metais buvo pasodinta giria Kalvarijoje, ties Lenkijos pasienyje, 1200 ąžuolų. Gerbiamas prezidentė, tikimės, kad dar pasodinsim ne 1000 ąžuolų ir jūs ilgai būsite su mumis kartu. Leiskite pakviesti jo ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų ir šio žemių šeimininką Kauno rajono merą Valerijų Makūną atidengti monumentą. Prašom. Turbūt maršo reikia. Dabar kviečiame Vilkijos. Pašventink savo galę šį monumentą, kad tie žmonės, kurie lankys kraštą, skaitys, bus prie jo, sektų ir prezidento pėdomis mūsų, kuris vienijo Lietuvą ir norėtų tikrai vardan tos Lietuvos daug gero padaryti. Šventinu šį monumentą vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gerbiamas klebone, brangieji, kadangi nežinau tikrai visų čia garbingų svečių dalyvavimo, tad bendrų kreipimusi tikrai noriu padėkoti jums visiems dalyvaujusiems šiandieną šiame, sakyčiau, išskirtiname ir tikrai daug reikšmingame įvykyje. Džiaugiuosi, būdamas šiandieną čia su jumis ir esu nuoširdžiai sujaudintas
jūsų dėmesiu ir pagarba. Jūsų sprendimą atidengti memorialinį kompleksą priimu kaip simbolinį gestą skirtą ne tik man. Tai pagarbos ir dėkingumo ženklas visiems, kurie įvairiuose Lietuvos vietose dalyvauja ąžuolų sodinime, kurių dėka tūkstančiai naujų ąžuolų puoš ateities Lietuvą. Gražu ir simboliška, kad susitinkame vietoje pažymėtoje gerumo ąžuolo ženklu. Įsiklausykime ir pagalvokime, kaip prasmingas ir gilus šis žodžių junginys – gerumo ąžuolas. Galingas medis, augantis šimtmečius, jungiantis ne tik žmonės, bet ir ištisas kartas, tvirtumo ir galybės simbolis, kartu liudijantis gerumą. Kaip galimybė žmonėms susitikti ir bendrauti, tikėti ir pasitikėti, kalbėtis ir kartu dirbti be pykčio, be agresijos, be prievartos, lydimim supratimu, kurio taip trūksta šiandieninėme pasaulyje. Tačiau pykčio apraiškos praeina, o gerumo ženklai išlieka. Kaip tie ąžuolai, kurie atlaiko vėjus ir audras, kurių tvirtumas ir galybė mums metais po metų liudija amžinasias vertybes. Esame tauta, kurios žiloje senovėje ąžuolynai buvo šventi, kuri savo ąžuolynus saugojo ir gynė kaip brangiausią erdvę. Ir ne tik fizinę erdvę, ne tik savo gyvenimą teritoriją prie Nemuno, bet ir savo sielos erdvę, savo tikėjimą, savo papročius, savo bendrystės jausmą, kuris mus jungia į gentį, į tautą ir valstybę. Jeigu lygintume Lietuvą su ąžuolynu, reiktų kalbėti ir apie labai skaudžius dalykus. Apie atėjūnų iškirstą ir išdegintą ąžuolyną. Apie išniekintas šventyklas, apie pavergtą tautą. Tačiau jokia tauta, net ir okupuota, net ir fiziškai naikinama, niekada neišnyks, kol nepraras savo šaknų. Ir Lietuva, tarsi ąžuolynas toje pačioje žemėje, kurioje buvo išnaikinti seni šventi miškai, vėl auga, vėl tvirtėja. Ąžuolynas mums atrodo, ką reiškia dirbti gerus ir prasmingus darbus, negalvojant apie įvertinimą. Mes šiandieną džiaugiamės ir didžiuojamės šimtmetiniais medžiais, nors nežinome, kas juos sodino, kas prižiūrėjo, kas išsaugojo. Ir niekada nesužinosime, kas stovės mūsų pasodintų ąžuolų paunksmėje. Tačiau jausmas, kad sodini medį ateities kartoms, kad dirbi savo tautos ateičiai, kad šiandien, čia ir dabar prisidedi prie istorijos, yra vienas švenčiausių jausmų, kuriuos žmogus gali patirti. Ačiū Jums už tai, kad patyriau šios jausmus kartu su Jumis. Ačiū visiems už tai, kad kartu vienybėje ir supratime sodiname Lietuvos ateities ąžuolyną. Ačiū visiems už tai, kad mūsų visuomeniai, o ypač jaunimui,
suteikiama galimybė atrasti džiaugsmą būti tautoje, būti su tauta, būti vardan tautos. Tad, lai žaliuoja mūsų ąžuolynai, lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės tvirtybės ir valstybės amžiškumo simbolis. Lietuvos žmonės tegul visada saugo savo šaknis, iš kurių kyla ir kils naujos Lietuvos piliečių kartos. Ačiū Jums. Ačiū ekscelencijai už labai prasmingus ir gilius žodžius. O dabar sveikinimo kalbai kviečiu Kauno rajono merą Valerijų Makūną. Prašom. Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė Valdai Adamkau, ponia Alma, Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, Lietuvos Seimo nariai Raminta Popovienė, Antanai Nestecki, Donatai Jankauskai, Gerumo ąžuolo sambūrio prezidentė Valdai Pacevičiau, mėly Gerumo ąžuolo įkūrėjai, mėly ir gerbiami vilkijiečiai. Kokia graži tampa kasdienybė, kai jinai statoma ant tikrų pamatinių vertybių, ant pagarbos savo krašto istorijai, pagarbos žmogui, jo darbams ir jo vertybėms. Šiandien mes čia, Vilkijoje, pačiam gražiausiam gamtos kampelyje, su labai įdomia ir gražia istorija. Tai čia lietuviai kovojo su kryžiuočiais, tai čia Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaras buvo įkurtas, tai čia buvo pirmoji muitinė, tai čia gyveno tautosakininkas Antanas Juška. Labai simboliška, kad būtent čia tų 5 šeimų iniciatyva gimė sąjūdis Gerumo ąžuolas. Manau, tai gražus pavyzdys, kaip reikia gyventi, dirbti ir kurti. Tai jie sodina ąžuolus, tvarko miškus, skaito paskaitas, kelia inkilus ir įtraukia į šią veiklą jaunimą. Jaunimą, kuris mokosi gyventi saugiai, plačiaja prasme. Mes matome, kas šiandieną darosi Kuršių nerijoje ir kas darosi Ukrainoje. Tai šito sąjūdžio dėka jaunimas mokomas tų pamatinių dalykų. Man be galo smagu šiandieną su jumis matyti ekscelenciją prezidentą ir pasakyti, kad jis pastebėjo šių šeimų iniciatyvą, kuri šiandien vienyje 100 žmonių ir pasodino čia kartu su jais ąžuolą. Šiandieną stovi dar vienas lietuviai brangus monumentas akmuo. Tai didelės vertybės lietuviai - ąžuolas ir akmuo. Ir aš esu tikras, mėly vilkijiečiai, mėly šios šventės svečiai ir dalyviai, kad būtent čia mes dabar rinksimės dažniau, kad būtent čia mes švęsime tautos, bažnyčios šventės, bet būtent čia mes kalbėsime apie tikrasias vertybės, apie pagarbą gamtai, istorijai, žmogui. Todėl norėčiau šiandieną savivaldybės vardu nuoširdžiai dėkoti visiems, kurie su šiuo Gerumo ąžuolo sąjūdžiu, kurie pasėjo šitą ąžuolo sėklą, kuri šiandien
išaugo po visą Lietuvą. Su švente. Ačiū Kauno rajono merui, ačiū sveikinimus. Na ir kadangi šiandien iš tikrųjų yra ta šventė, Gerumo ąžuolo pati didžiausia šventė, ir kaipgi šventė gali praeiti be apdovanojimo. Taigi Sambūrio prezidentą Valdą Pacevičių kviečiu išdalinti tas dovanas, tuos apdovanojimus, kurios yra štai ant to didelio stalo. Kaip jūs ir žinote, už nuopelnus Gerumo ąžuolui, už nuopelnus Lietuvos gamtai, mūsų Gerumo ąžuolas turi pagaminęs garbės ženklus. Ir aš norėsiu prašyti mūsų pačio didžiausio, stipriausio Lietuvos Gerumo ąžuolo, jo ekscelencijos prezidento Valdo Adamkaus, įteikti juos, kad liktų tas atminimas, kad ąžuolai niekada nenudžiūsta. Sambūrio Gerumo ąžuolas taryba garbės ženklu apdovanoja už nuopelnus Gerumo ąžuolui, už rūpinimąsi gamta Boženą Bagonaitienę. Sveikinam Boženą. Sveikatos stiprybės. Vieną iš tą žmogų, kuris labiausiai nusipelnė, kad šis akmuo stovėtų čia. Tai gerbiamą parapijos kleboną Virgilijų Dudonį. Sambūrio Gerumo ąžuolas taryba garbės ženklu apdovanoja žmogų, kuris dalyvavo visuose Gerumo akcijose, pasodino daug ąžuolų. Tai gerbiama Vida Šlekaitė. Jau turėtų būti atvykęs iš Nidos Lietuvos generalinis urėdas. Ar galima jį pakviesti, jeigu jis yra? Ar jis jau atvyko? Yra. Ačiū, ekscelencija, kad paminėjom. Kaip informuoti žmonės sakė tėvynės labai, o po to norėsiu aš porą žodžių. Kaip jūs žinote, mūsų Gerumo ąžuolas turi ne tik tai nusipelniusius žmonės, bet turi ir daug žmonių, kurie jį remia, kurie jį globoja ir kurie visuomet būna kartu su juo. Ne taip senai praeitais metais pas ponus Adamkus sodyboj, ponia Alma mus labai gražiai priėmė ir ten buvo pasodintas taip pat atminimo ąžuoliukas. Ponia Alma, leiskite jums įteikti Gerumo ąžuolo garbės ženklelį. Netaip senai Gerumo ąžuolo nariai lankėsi Europarlamente ir mus labai nuoširdžiai ir gražiai priėmė europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė. Prašom, ponia Vilija.
Taip pat Gerumo Ąžuolas lankėsi ne tik Europarlamente, jie buvo atvykę ir į Seimą. Ir mus labai maloniai priėmė ir vaišino Raminta Popovienė. Gerumo Ąžuolas pagarbai to norim suteikti gerumo ženklelį. Prašom, prezidentė. Jo ekscelencija, prezidentas Valdas Adamkus taip pat neatvyko tuščiomis. Įvertindamas Gerumo Ąžuolo narių nuopelnus, įvertindamas tų žmonių, kurie visada buvo šalia jo, tie žmonės, kurie visada jį palaikė, jis taip pat įteiks specialus apdovanojimą, kuris pagamintas šiai garbei. Teisingai, prezidentai? Leiskite pakviesti Gerumo Ąžuolo narį Evaldą Stražauską. Gerumo Ąžuolo narį Richardą Gaizelį. Donatą Berulį. Juozą Dainelį. Ritą Preikšaitę. Rimą Rauktienę. Tomą Ladygą. Aišku, taip pat medalis turbūt įteiktas šių žemių šeimininkui, Kauno rajono merui Valerijui Makūnui. Prezidentas užgimė ir užaugo Kaune, Ąžuolyne, ir Kauno rajono meras taip pat, ponas Andrius Kupčinskas čia. Prašom, ponas Andriu. Atsiprašau, miesto. Kalvarijų rajono meras Valdas Aleknavičius, apdovanojimas taip pat Valdo Adamkaus medaliu. Taip pat Vytauto Didžiojo universiteto rektoriui Zigmui Lydekai. Ir žmogui, kuris visada rūpinasi jo ekscelencijos prezidento sveikata, Remigijui Nargėlai.
daug metų su prezidentu dirba Raimona Matulienė. Prašom, ponia Raimona. Yra, nepraeina. Visada šalia prezidento yra Artūras Bagonaitis. Ir ponui Arnui Ališauskui. Ališauskas yra. Ir yra nedrįstančių prisipažinti. Ir Sambūrio Gerumas Ąžuolo prezidentui Valdui Pacevičiui. Daugelį metų jo ekscelencija lydi Zita Andrijonienė. Prašom, ponia Zita. Dabar visus prašyčiau šiek tiek atsipūsti, bet vaikus kviečiu jaudinti šios šventės, šio monumento rėmėjams. Mielieji, kaip ten bebūtų, kaip bebūtų gražu, tačiau be rėmimo niekada mes negalėsime pastatyti nei tokių akmenų, nei tokių lentų. Ir čia labai daug prisidėjo mūsų rėmėjai, kuriem, aš turbūt gal prezidentui leisiu pailsėti, kadangi jau yra uždėta jo lentelė, kuri skirta tiems rėmėjams, kurie savo lėšom, savo darbais prisidėjo prie šio monumento pastatymo. Vilkijos seniūnui Leonardui Degliui. Benjaminui Sakalauskui. Čia jau atskiras, čia už rėmimą. Kauno tarybos narė Vilmai Omelevičienei. Rimvydui Brazauskui. Žeraldui Damušiui, jeigu jis atvykęs, nes sunku matyti per tiek žmonių. Nesimato. Nu tai kągi, prezidentė, įteiksime tada skirai. Granito susivienimo generaliniam direktoriui Vytautui Lunskui. Baltijos brasta valdybos pirmininkui Vidmantui Petraičiui. Yra nebereina. Akcinės bendrovės Pakaita generaliniam direktoriui Algimantui Svilainiui.
vienam iš didžiausių Vilkijos rajono ūkininkui Romaldui Majerui. Nesimato? Yra. Yra matyti, aš. Ir taip pat, kadangi daug prisidėjo, daug nemigo naktų praleido, kad viskas būtų vieto ir laiku, parapijos klebonui Virgilijui Dudoniui. Juozui Daineliui. Ir šį akmenį mums padovanojo ūkininkai Janina ir Alvydas Mizgaičiai. Ir šio renginio kaltininkui ir pagrindiniam iniciatoriui Valdui Pacevičiui. Kągi, turbūt jau pavalgot visi, pavalgo jo ekscelencija prezidentas, jūsų ekscelencija gerbiamas prezidentė Valdai Adamkau. Leiskite jums įteikti taip pat atminimo kopiją šio akmens, kad jūs grįžę namo galėtumėt pasižiūrėti, koks jis iš tikrųjų nemažas. Mėlieji, leiskit man jūsų akivaizdoje visų Pakaunės krašto žmonių vardu įteikti Kauno rajono ženklą kaip padėką jo ekscelencijai Valdui Adamkui už gamtosauginių idėjų palaikymą Kauno rajone ir visoje Lietuvoje. Ačiū jums. Norėčiau ir aš porą žodžių tarti. Gerbėmėjai, šiandien randamės šventoje vietoje. Gerumo ąžuolas taip pat daro gerus darbus ir susijęs su gerom tradicijom. O man vakar iki šiandien teko būti Pragare, tai yra Kuršių nerija, tai yra piktavališkų žmonių padarytos pasekmės. Bet aš sveikinu jūs su tokių organizacijų buvimu kaip Gerumo ąžuolas, kuo daugiau bus propagandos, kvietimų, būtent daryti gerus darbus, tuo geriau bus mums visiems. Aš noriu šiandien ekscelencijai Valdo Adamkui įteikti taip pat atsiminimą apie šitą šventę ir apie tas dienas, kai mes kartu sodinom ąžuoliukus. Rytoj bus sodinamas Lietuvoje nuo programos vykdymo 10 milijoninis ąžuoliukas Lietuvoje per 10 metų, tai 5000 hektarų naujų ąžuolynų jau mes įveisim. Ekscelencija, prisiminkit tas dienas, kai šitie su ąžuolų lapais, voverytės jau šokinės vėliau to ąžuolo kamieno ir noriu apie gerus prisiminimus už jūsų valstybingumo stiprinimą, už jūsų požiūrį aplinkosaugą, už jūsų labai konkrečius darbus. Ir už jūsų šiltą dušę, už jūsų gražią sielą. Na ir aišku, kaip nepadėkosiu už apdovanojimus, čia aišku juokauju, bet tikrai dėkoju už tas gražias tradicijas, už jų puoselėjimą, tai būtent Valdui Pacevičiui. Šitam ąžuoliukui
ąžuolo gabaliukui su Lietuvos kontūrais yra 7000 metų. Tai aš norėčiau, kad šita organizacija jūsų kiek metų ir egzistuotų pradžioje, po to žiūrėkite, kaip ten seksis. Na ir dabar jau kviečiu Vilkijos kleboną ir vaikus, priėmusių šiandien pirmąją komuniją, ir paprašysim ponios Almos Adamkienės įteikti ir jiems atminimo. Emilija Andriukaitytė. Toma Bagdanavičiūtė. Vyginta Bartusevičius. Ugnė Bartusevičiūtė. Lauryna Barzdžiūtė. Andrėja Gutskienauskaitė. Giedrė Kunciūtė. Luka Kondratenko. Paulių Markevičių. Rosita Marmaitė. Gerai, su ponia Alma ir su poniu prezidentu. O dabar žodis poniai Almai. Kokia graži šventė. Jūs visi atrodot kaip kokie angeliukai nusileidę iš dangaus. Tikrai, aš tikiuosi, kad ta nuotaika ir tas džiaugsmas, kurį jūs patyrėt šiandien, tęsis dar ilgai, ilgai. Ir visuomet prisiminsit savo pirmą komuniją. Pirmą komuniją vaikams visiems padaro įspūdį ir jie tą šventę, tas iškilmę visuomet prisimeni gyvenime, kad ir daug laiko praeina. Tai taip, kad sveikinu jūs visus ir tikiuosi, kad jums tas šventė, tie įspūdžiai, kuriuos jūs šiandien turite ir gavote, pasiliks ilgam jūsų gyvenime. Sėkmės. Valstybės politikai, pareigūnai, gerbiamas kolega merė, visi susirinkusiai vilkijiečiai ir atvykę kauniečiai. Noriu pasveikinti su šia gražia švente. Išties, ąžuolas mūsų valstybės gyvenime turi labai stiprią reikšmę ir labai aiškus mūsų valstybės tvirtumo simbolis. Ne veltui mūsų protėviai sodindavo ąžuolą, kuris įkūnydavo jų sėkmę, jų stiprybę, jų tikėjimą. Ir dėl to mūsų valstybė per amžius ir išliko. Dėl to, kad mūsų protėviai ir mūsų visi tautiečiai rėmėsi būtent į ąžuolo stiprybę, mėgo dainas, dainuojančių revoliuciją lydėjo mūsų visas iškiliausias valstybės datas. Laisvės varpas taip pat skambėjo visiems iš kartų į kartas per amžius. Todėl džiaugiuosi, kad ne tik tai Kaune, bet ir visoje Lietuvoje ir mums giminingame Kauno rajone taip pat kyla ir auga gerumo ąžuolai, kurie mus vienyje. Ir todėl noriu šią progą pasinaudodamas ir padėkodamas visiems susirinkusiems, taip pat ir gerumo ąžuolo draugijos nariams ir jo ekscelencijai Valdui Adamkui įteikti laisvės varpą, kuris už išeivių aukas buvo nuliedytas pirmosios nepriklausomybės metu ir skamba dabar iš Karo muziejaus sodelio, iš kariljono. Taigi leiskite pasveikinti mūsų ekscelenciją prezidentą ir taip pat gerbiamą ponę Almą ir duok Dieve jiems didžiausios palaimos ir stiprybės. Sėkmės.
Kągi, mėlyjeji, šventė eina į pabaigą. Ir tikrai leiskite Gerumo Ąžuolo vardu, visų vardu, tarti čia buvusiems nuoširdų ačiū. Ačiū visi, kurie čia atvykote. Ačiū Seimo nariai, ačiū europarlamentarai, ačiū Jūsų ekscelencija prezidentė, ačiū ponia Alma, gerbiami merai, ačiū vilkijiečiai ir turbūt išlaikant tą gražią tradiciją, norėčiau pakviesti Jūs sodinti Gerumo ąžuolus, ne tik čia Vilkijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Ir išlaikant tą tradiciją, sudainuoti, sugiedoti Gerumo ąžuolo himną Ąžuolai žaliuos. Prašom. Ačiū visiems už šventę, o dabar vaikai, jeigu norit nusifotografuoti, greitai sustojom ir įvyks. Ačiū visiems. Skautai, tegu jau jie skautai. Sekundę. Broli Vytis skautė. Broli Vytis labai sveikinu. Ir broli 3 kartus. Hip, nereikia, tikrai nesikankinkit, prezidentė, nereikia. Paskiau prezidentė.